Sveiki. Jei eksportuojate prekes, logistika bus vienas iš svarbiausių klausimų, kuriuos turėsite išspręsti. Šiame vaizdo įraše pabandysime aptarti, į ką reikia atsižvelgti organizuojant savo prekių siuntimą. Taip pat paaiškinsime, kodėl svarbus jūsų ekspeditorius ir supažindinsime jūs su įgaliotojo ekonominio operatoriaus AIO sąvoka. Šios sąvokos nėra sudėtingos ir turi gerai išvystytus sprendimus, tad nešvaistykime laiko. Jei turite pristatyti fizinės prekes, pirmas sprendimas, kurį turite priimti, yra kaip jas pristatyti – keliu, geležinkeliu, jūra, oru ar derinant kelis šios būdus. Šį sprendimą reikės priimti atsižvelgiant į greičio ir kainos santykį, taip pat į praktiškumą ir galimybės. Tuomet reikia apskaičiuoti siuntos tūrį. Jūsų pasirinkta Incoterms kainodaros formulė taip pat nulems, už ką turėtumėte mokėti ir kokias paslaugas turėtų suteikti jūsų ekspeditorius. Pastaba, nesvarbu, kokią kainodaros formulę pasirinksite, svarbu apskaičiuoti importuotų prekių galutinę kainą landed cost. Tai leidžia jums įvertinti, kiek konkurencingos yra jūsų prekių ar paslaugų kainos, nepriklausomai nuo to, ar visas importo išlaidas turite padengti tiesiogiai ar ne. Jūs tikrai nenorite nemalonių staigmenų. Ekspeditorių svarba. Ekspeditorius tai trečioji šalis, kuri padeda organizuoti ir koordinuoti siuntas verslų vardu, sudarydama sutartis su vienu ar keliais vežėjais prekių transportavimui. Todėl jie turėtų būti atsakingi už visus jūsų prekių pristatymo nuo jūsų patalpų iki galutinio pristatymo vietos aspektus. Produktų transportavimas akivaizdžiai yra būtinas eksportuojant, o daugeliui prekių pristatymo kaina yra svarbus kainos elementas. Kuo greičiau prekės pasiekia gavėją, tuo greičiau gaunate apmokėjimą, todėl greitis yra labai svarbus. Tačiau greitesnis transportavimas gali kainuoti brangiau. Procedūros, maršrutai ir tarifai priklauso nuo transportavimo būdo – sunkvežimių, geležinkelių, orų ar jūra. Naudokitės tarptautinių krovinių ekspeditorių paslaugomis eksportuojant prekes. Jie gali palyginti kiekvienos transportavimo galimybės kainas, pristatymo ir tranzito laikus, pasirinkti geriausią variantą, atlikti užsakymą, pasirūpinti krovinių draudimu, paruošti reikiamus dokumentus, patarti dėl pakavimo, žymėjimo ir etiketavimo reikalavimų, nugabenti prekes iš gamyklos į užsienio paskirties vietą, pasirūpinti prekių išmuitinimo atvykus. Jų paslaugų mokesčius galima įtraukti į galutinę kainą. Įgaliotieji ekonominiai operatoriai AIO. Renkantis krovinių ekspeditorių, papildomas aspektas yra tai, ar jūsų ekspeditorius yra įgaliotasis ekonominis operatorius. Įgaliotieji ekonominiai operatoriai gali užtikrinti greitesnį ir paprastesnį prekių praleidimą per muitinę. AIO akreditacija skirta supaprastinti muitų ir mokesčių atitikimą, užtikrinti saugumą ir padėti valdyti tiekimo grandinės riziką. Patvirtintoms įmonėms ir jų klientams pasienio procedūros yra efektyvesnės ir greitesnės, nes jos laikomos mažos rizikos, todėl rečiau vėluoja dėl patikrinimų. Nuorodą į įgaliotųjų ekonominių operatorių katalogą rasite žemiau. Čia galite pasitikrinti, ar jūsų krovinių ekspeditorius turi tinkamą akreditaciją. Jei neturite krovinių ekspeditoriaus, galite susirasti kvalifikuotą savo šalyje. Daugiau išsamių internetinių šaltinių apie logistiką ir susijusią informaciją rasite eksportuotojo almanache. Nuoroda pateikta žemiau. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei norėtumėte su manimi susisiekti tiesiogiai, drąsiai tai darykite. Mūsų svetainė ir mano pašto adresas pateikti šiame skaidrėje ir aprašyme žemiau. Jei šis vaizdo įrašas jums buvo naudingas, paspauskite patinka ir užsiprenumeruokite mūsų kanalą, kad gautumėte daugiau įžvalgų apie tarptautinės prekybos plėtrą. Tiesiog spustelėkite prenumeratos nuorodą ekrane. Tai nieko nekainuoja. Jei manote, kad kam nors iš jūsų pažįstamų tai būtų įdomu, pasidalykite šią nuorodą su jais. O jei esate pasiruošę žengti kitą žingsnį, peržiūrėkite kitą vaizdo įrašą grojaraštyje. Jis pateiktas čia pat.